Sveiki visi. Tai va, ką tik grįžau į Kembridžą, tašką, iš kurio išvažiavau 9 valandą ir kaip tik dabar yra 00:00. Tai važiavau lygiai 15 valandų. 15 valandų, per 15 valandų aš numyniau 232 km ir 200 metrų. Mano vidutinis greitis buvo 21,8 km/h. Kaip aš jaučiuosi? Myniau apie 50 km naktį, neapšviestomis gatvėmis. Ir sakyčiau, jaučiuosi šiek tiek pavargęs, kadangi nepamenu, kada paskutinį kartą tiek ir myniau iš tikrųjų. Wow. Ir šiek tiek pirštai nušalo, kadangi nebuvau pasiruošęs. Ir kojas šiek tiek sušalo. Tiksliau viena koja, kadangi pateko vandens ir pradėjo šalt. Tai tiek, laukit mano kitų video. Iki!